Sveiki visi! Šiandien noriu papasakoti apie vieną išties išskirtinę vietą Lietuvoje. Vietą, kuri visiškai keičia požiūrį į tai, ką reiškia mokytis ir aktyviai gyventi, kai tau, šiek tiek daugiau metų. Kalbėsime apie mokymąsi visą gyvenimą. Štai čia Kauno rajono 3-ojo amžiaus universiteto, kurį toliau vadinsime tiesiog TAU logotipas. Tai ne šiaip įstaiga, o gyva bendruomenė, kuri kasdien įrodo, kad smalsumui ir norui tobulėti amžiaus ribų tiesiog nėra. Ir štai pagrindinė mintis, vedanti visą šią bendruomenę pirmyn. Gyvenu savo gyvenimą. Tai ne tik skambus šūkis, tai yra visa filosofija, kuri įkvepia žmones imtis veiklos, kurti ir džiaugtis kiekviena diena. Gerai, o dabar trumpai apie tai, ką šiandien aptarsime. Iš esmės, paliesime 5 temas. Pradėsime nuo pačios universiteto esmės. Tada panirsime į mokslų įvairovę, pajusime bendruomenės dvasią, pakeliausime kartu ir galiausiai pažvelgsime į ateities planus. Tai kągi, nerkime į pirmąją dalį. Pažiūrėkime iš arčiau, kas yra tas TAU ir kokie jo veiklos mastai. Pirmiausia, galbūt ne visiems girdėtas terminas. Kas apskritai yra 3-ojo amžiaus universitetas? Tai tarptautinis judėjimas, skirtas vyresnio amžiaus žmonėms. Pagrindinis tikslas – suteikti jiems galimybę mokytis, bendrauti ir išlikti aktyviam. O dabar pasiruoškite, skaičiai kalba patys už save. Tik įsivaizduokite, per 1 metus 312 įvairiausių renginių. Tai yra daugiau nei 170 paskaitų, 10 praktinių užsiėmimų, išvykų, dirbtuvių. Neįtikėtina tiesa, būtent tokia įvairovė ir yra esmė. Ji ne tik lavina protą, bet ir padeda kovoti su socialinė atskirtimi, suteikia tikslą ir erdvę bendrauti. O kasgi dalyvauja visoje šioje veikloje? Metų pabaigoje universitetas turėjo net 690 studentų, pasiskirstysių po 17 fakultetų. Tai išties didelė ir beje nuolat auganti bendruomenė. Gerai, turime beveik 700 žmonių. Kyla natūralus klausimas. O kogi jie mokosi? Pereikime prie pačios universiteto širdies, neįtikėtinai plačios ir įvairios švietimo misijos. Tik pažiūrėkite į šią temų amplitudę. Viskas vienoje vietoje. Nuo gilių istorijos paskaitų apie prezidentus Stulginskį ir Smetoną, iki meno paslapčių su Čiurlioniu ir Koko Chanel. Nuo moderniausio mokslo apie nanodales ir dirbtinį intelektą fotografijoje, iki visiškai praktiškų dalykų, kaip prižiūrėti orchidėjas ar net kaip teisingai sudaryti testamentą. Tai tik įrodo, mokymuisi čia ribų tikrai nėra. Bet, žinote, mokymasis čia nėra vien sausa teorija ar faktai. Jis labai glaudžiai susijęs su praktinė nauda sveikatai ir bendrai savijautai. Pavyzdžiui, makrame pinimo užsiėmimai puikus būdas lavinti smulkioją motoriką, o muzikos terapija padeda stiprinti emocinę pusiausvyrą. O dabar nuo mokslų pereikime prie to, kas galbūt yra nemažiau svarbu, prie bendruomenės dvasios. Pažiūrėkime, kaip tau kuria ir palaiko neįtikėtinai stiprus socialinius ryšius. Štai viena maža, bet labai šilta istorija, puikiai iliustruojanti bendruomeniškumą. Viskas prasidėjo, kai universitetas nusprendė pirmą kartą surengti pyragų kepimo konkursą. Kūrybingos kepėjos iš visų fakultetų susirungė dėl geriausiosios vardo, o nugalėtoja tapo Zita Kavaliauskienė iš Taurakiemių. Beje, tai pats naujausias universiteto fakultetas. O kuogi jis sužavėjo komisiją? Savo absoliučiai netikėtų ir kūrybiškų burokėlių pyragu. Štai tokios smagios detalės ir sukuria tą tikrą, gyvą ir labai nuoširdų universiteto socialinį gyvenimą. Ir kas yra tikrai svarbu, šis bendruomeniškumas neišlieka universiteto viduje, jis sklinda į išorę. Studentai labai aktyviai savanoriauja, skaito pasakas vaikų darželiuose, tvarko vietos kapines, sodina gėles prie paminklų, tiesiog daro gerus darbus savo bendruomenėms. Ir kai kurios iniciatyvos yra ne vienkartinės, o labai ilgalaikės. Štai puikus pavyzdys – Garliavos fakulteto vokalinis ansamblis Ežuolė. Jis gyvuoja jau 13 metų ir savo muziką dalinasi ne tik universiteto šventėse, bet ir lanko senelių globos namus. Gerai, be mokslų ir bendruomenės veiklos yra dar vienas labai svarbus elementas – stiprinantis ryšius tai kelionės ir kultūrinės išvykos. Pažiūrėkime, kur studentai keliauja kartu. Ši diagrama tiesiog atima žadą. Įsivaizduokite, 350 žmonių kartu vyksta į spektaklį Volpone.
Tai milžiniškas skaičius, kuris parodo, koks didžiulis yra noras patirti kultūrą kartu. Bet tyrinėjimai vyksta ne tik teatro salėse. Per metus surengta net 17 kelionių po Lietuvą, nuo Aukštaitijos nacionalinio parko iki Nemuno vingių. Ir tai dar ne viskas. Buvo net 8 tarptautinės kelionės, įskaitant įspūdingą beveik 100 studentų išvyką į Kopenhagą. Na ir galiausiai, apibendrinkime ir pažvelkime į ateitį. Čiau yra ne tik aktyvi, bet ir labai strategiškai mąstanti organizacija, kuri turi aiškią viziją, kaip augti ir tobulėti. Štai 3 pagrindiniai praėjusių metų strateginiai žingsniai. Pirma, atidarytas naujas fakultetas, kad paslaugos būtų prieinamos dar didesniam žmonių ratui. Antra, startavo naujas tarptautinis Erasmus Plus projektas. Ir trečia, kas labai svarbu, investuota į pačių vadovų tobulėjimą tarptautiniu lygmeniu. Ir šis trečias punktas yra ypač iškalbingas. Kelionės į Prancūziją ir Kiprą rodo, kad universitetas nesiruošia stovėti vietoje. Jis aktyviai ieško geriausių pasaulinių praktikų, mokosi iš kitų, kad galėtų pasiūlyti dar aukštesnės kokybės veiklas savo bendruomeniai. Taigi, ratas apsisuko ir mes grįžtame prie pradinio šūkio. Kauno rajono 3 amžiaus universitetas yra gyvas įrodymas, kad mokymasis, bendrystė ir smalsumas yra raktas į pilnavertį gyvenimą. Ir tai priverčia susimastyti, o ką iš tiesų reiškia gyventi savo gyvenimą.